bandysim nemokamais keliais kirsti Alpes. Tai reiškia, keliai bus tokie ir tokie. Ir žiemą, nežinau, ar kažkas ryštųsi tai daryti, bet žiūrėsim, kuo visą tai baigsis. Brangus mokytojau, 5-osios mano kelionės savaitės metu įveikiau Alpių iššūkį. Iki tol niekad nesu reikėjęs tokių didingų kalnų. Vėl pamenu, kai kartą man pasakojot, kad kai pažįsti menininką, tuomet jo darbai tampa dar labiau užburiantis. Tiesiog nesuvokiamai gražus Dievo kūriniai. Yra šiam atveju būdinti du geriausi posakiai. Tai yra skūpas moka 2 kartus arba durna muša ir bažnyčiai. Mūsų pravažiavus 200 km po remonto stabdžiai vėl pradėjo kraujuoti. Stabdžių norinimas atrodo maždaug taip. Po antro stabdžių gedimo ir po antro jūsų taisymo dilema, ar pasirinkti paprastesnį kelią, ar pasirinkti šį kelią, kurį pasirinkau. Tik pažiūrėkit. Taigi esam aukščiausiam kelionės taške 2,3 km. Ir vis laiką taip yra, kada pakyli į kalną, tu tada geriausiai matai, toliausiai matai visus horizontus. Ir gali aiškiai matyti, kur reikia eiti toliau. Taip ir čia, nors kelionė dar tik tai prasideda, bet aš užkilęs aukštai pradedu nujaust, kur reikia keliauti toliau. Ką einam paslidinėt? Kalnų turizmas. Pasipildėm vandens atsargas ir važiuojam toliau. Toliau tai ten. Aš niekad nebuvau šito posūkio ir navigacija nieko labai ypatingo nerodo. Nežinau, kas mūsų laukia toliau, bet tai ir yra pats įdomumas. Važiuoti ir sužinoti, kas tavęs laukia toliau. Italijoje jau spėjau aplankyti Prabhupada šventyklą. Būtent tuo metu vėl ir vėl skaičiau vieną Šrimad Bhagavatam skyrių. Noriu pasidalinti tekstu, kuris mane labai palietė. Jeigu žmogus nuolat prisimena, kad Dievas yra visose gyvose būtybėse, tai jo pavydas, polinkis įsižeisti ir netikras ego greitai išnyksta. Čia nusileidus nuo kalnų, oras toks su tokiu skaniu, pietietišku prieskaniu. O kaip mes picą gaminsim be orkaitės? Labai aiškiai jaučiu, kaip Krišna moka mane meno mylėti. Kartais jaučiu neapykantą, bet kartkartėm
Viešpats leidžia patirti šildančią meilę. Noras išmokti šį meną ir įkvėpė mane judėti pirmyn. Per trumpus savo praktikos metus supratau, kad tai nebus taip lengva. Bet tai įkvėpė mane dar labiau, nes aiškiai suprantu, kad siekiu kažko tikrai vertingo. Jūsų mokinys Sankirtan Das.